pradėtų nuo video, kai matote, dabar biškį išjungsiu garsus truputį, fono garsus. Tai, kaip matote, čia mano komanda, dabar daugiau kelsim visokiausių video. Gal, nežinau, gal paukosiu biškį pinigų. Čia mano visi draugai, čia mano brolis. Galiu jį parodyti iš karto. Va, kokį gavo daiktus nesveikus, jisai čia turi daiktus. Tada čia mano vienas draugas Vladas, jisai yra Piskius vienas, jo vardas Vaigirdas, tikrai niekas beveik nežino. Jisai čia turi irgi neblogų daikčiukų, retų biškį, epinių. Kaip matote, tada mes galima reitinguose aš esu tokioje vietoje, kad nori galite ateiti mūsų teamą, bet priemam didesnį nuo 5 lygio. Tai atleiskit truputį, na štai grįžtame, tai kur aš baigiau, jo, dabar galim varyti misiją. Kaip matot, čia yra nelabai apsimokanti misija. Čia, na, gal labiau apsimoka, jo, galima panaudoti keli šituos. Ir dar vieną. Gerai, pabaigiam misiją, gaunam iš monetų, pinigų. Tavo 5 spurgos, aš jau 10 lygio, kaip matote. Ką tik pasiekiau, nes tikėjau tikrai taip greit pasiekti. Žiūrim, kokį daiktą gausime. Intuicijos truputį nuėma, bet ne, la. Pasižiūrėsime, kaip čia šitas daiktas bus. Jo, iš intuicijos nuėma, bet dar galėsim užsidėti šituos įgūdžių taškus. Dar galim biškį už pinigus susidėti. Lygiai 100, tada paukosiu komandai biškį pinigų. Gerai, dar galim truputį. Na štai, kaip matote, aš esu tikrai ne pats galingiausias. Biškį sviedinių turi, kurias man davė čia kur kažką tvartai. Truputį sviedinių. Gerai, parduodam šitų daiktus. Kaip matote, čia galiu dar 3 daiktus nusipirkti, bet yra naujas prekės. Va, retas daiktas, man reikia reto daikto, kad įvykčiau questą, bet man neužtenka pinigų jį nusipirkti. Jo, jisai žiauriai brangiai kainuoja. Čia yra jau sviediniai man parduodami, šitą galim nusipirkti, žiauriai geras daiktas. Šitą galim parduoti, 19 monetų. Čia jau šitą už spurgas, čia nieko nebėra. Gerai, žiūrim, gal dar čia gerų daiktų bus. Ne, kol kas nematom jokių gerų daiktų, dabar reikia užsidirbti kažkaip babkių. Manau, babkių geriausia užsidirbti, dabar man biškai reikėtų šitų, bet aš noriu pirkti, nes jie man brangus labai dabar. Čia galim pabaigti dabar misijas, iš misijų dabar neblogai gausiu pinigų, sakiau. Tokių ilgų nevykdom, nes patiriai nebedaug turime. Kas nori ateiti mūsų teamą, nes aš 3 pasaulyje esu. Taip, turiu tokių draugų kaip Šopas, Piskius, Načikauskas ir aš. Galiu šitą pradėti, bet jinai irgi žiūri ilgą. Kovos misija trumpa ir nemažai siūlo, gerai. Galim pradėti ir iš karto galima sutrumpinti dvigubai ir suspurgas, gerai. Na štai, čia dabar kovosim, aišku laimėsim, laisvai labai. Dabar galime biškį palaginti man, labai atsiprašau. Vienas spurgas, kai gavau, taip galima sakyti. Geras. Paskui bus, kai bus 20 lygio dar geresnis bus miestas. Dabar kol kas esu tokiam lengvam mieste. Nežinau dabar, gal kokią treniruotę man dabar neveikia. Galiu parodyti savo draugą Šopą, jisai yra žiauriai galingas. Jisai yra mano klasiokas, kai mat visko po 400, jis ateis paskui į mūsų teamą. Pakviečiau aš į jau teamą. Jisai čia 300, 200, 400, žiauriai galingas. Paskui eina po jo tasai Piskius, kaip sakiau. O dar po Piskius eina Marčikauskas. Jisai bandys jį aplenkti, nors jisai anksčiau pradėjo už mane žaisti. Dabar gal geriausiai yra varyti į dvikovas, biškį energijos dabar turim. Gerai, gal žiūrime, kad būtų pliusinis. Arba galim dar ir geriausiai yra tai padaryti. Aš esu šitas ir dabar biškį žemesnį už mane. O štai, galėčiau jį užpulti. Išsisukinėčiau čia daugiau,
Čia mažiau. Reto turi daiktą. Gerai. Pabando. Rizikuojam. Laimėjom. Labai gerai. Apsimokėjo manipulinės. Jis buvo tik 8 už 10. Dabar man reikia susitaupyti tam retam daiktui, nes mums labai reikalingas. Kai bus 15 lygiai ypatinga misija norėsiu vykdyti. Redingas į misijas, jos jau sunkiai žinau. Dabar yra dėl tokių daiktų, neapsimoka man kovoti, vykdyti misijų. Dabar šiaip reikėtų man biškį paukoti komandą. Dabar jeigu girdis kažką, tai labai atsiprašau. Na, štai viską aukojam. Dabar aš buvau jau jį aplenkęs savo paukojimą, bet dabar jis mane vėl aplenkė. Matot, mūsų timas ne pats geriausias. Aprašos. Mes esame herojai, kurie kovoja už Lietuvą ir tu nori prisidėti prie komandos pakirtim. Aukok tuos 50 monetų ir prisidėk prie Lietuvos gynimo už Lietuvą vyrai. Priimam visus, kurie yra didesnio negu 5 lygio. Įžydžiai poker team. Čia mums bus kova prieš va tokią. Čia žiauriai lėvas. Mes tikrai žinau, kad nugalėsime. Mane net išleis, aš žinau, kad manęs net išleis į tą į kovą, nes man tas piskis naužys, jis tada manęs, aš net nesudėjau, kai kovoju dalyvavęs. Dabar reikiausiai žiūrėtničių gal kokių. Paukojam tą vieną spilgą. Ir šitą mes jau žiūrėjai, žinau, nežiūrėjai sunkiai, sunkesnė. Dabar biški, šitas video gal bus toksai, parodžiu. Aš žaidžiam herojų, dabar visi video bus tik su herojų. Jeigu jums patiko, rašykite komentarus, laikykite, subscribekite, prenumeruokite ir viską darykite vienu metu. Ir adios amigos.